Sveiki visi sugrįžę į antrą dalį. Prieš porą savaičių susipažinote su jo didenybė UE Royal Deluxe, kuriam lengvai sutvarkėme kelis smulkius mechanikos gedimus. Na, o šiandien imsimės elektronikos. Schema bus būtina, norint aiškiau suprasti komponentų išdėstymą plokštėse. O pradėsim nuo tinklo perjungiklio padėties pasirinkimo į 240 V. Toliau bus tikrinamas tinklo saugiklis, kuris turi būti 600 mA. Kartais žmonės įdeda didesnės galios saugiklius ir taip stipriai padidina gaisro riziką. Taigi pirmiausia, tą ir patikrinsim. Bet prieš tai sustokim. Dėmesio! Prieš atliekant bet kokius aparatūros remonto ar profilaktikos darbus ištraukite prietaiso šakutę iš elektros lizdo. Neturėdami elementarių radioelektronikos žinių, neardykite ir netaisykite jokių buitinių prietaisų. Šio video kūrybinė grupė neatsako už sužalojimus patirtus remonto metu. O taip, dabar jau saugu išsukti saugiklį iš lizdo ir jį patikrinti. Testeris skamba, saugiklis geras. Vadinasi, magnetofonas nebuvo užtrumpintas. Jo galia 630 mA ir atitinka pagal schemą. Toliau keliaujame prie maitinimo bloko ir matome, kad jis dirba su dviejomis įtampomis. Todėl apsaugai turi dar 2 saugiklius, kuriuos taip pat patikrinsim. Saugikliai nesudegė, vadinasi, yra tikimybė, kad maitinimo blokas iki tol veikia gerai. Dabar tikrinsim diodų tiltus, tačiau reikia atjungti grandinę nuo transformatoriaus, kad negautume varžos nuo antrinių apvijų. Ta mes padarysime tiesiog išėmę saugiklius. Išbandome visas galimas kontaktų kombinacijas ir nė vienoje padėtyje testeris neturi rodyti trumpo jungimosi. Kitas diodų tiltas matuojamas lygiai taip pat, kaip ir pirmasis. Kaip matome, diodų tiltai visiškai tvarkingi, galime grąžinti saugiklius į vietas ir imtis kondensatorių matavimų. Pirmas įtariamasis, kurį išlituosime patikrai, yra C30. Pagal schemą matome, kad jo talpa turi būti 100 mikrofaradų. Taip, 100 mikrofaradų ir 40 V. Tačiau kokia jo būklė yra iš tikrųjų. 107 mikrofaradai. Viskas normos ribose. Kitas pasislėpęs kondensatorius C29 ir jo talpa turi būti 160 mikrofaradų. Vėl matuojam ir gaunam rezultatą 234 mikrofaradai. Kaip jau pastebėjote, tuo laiku kondensatoriai nebuvo itin tikslus. Kitas išlituotas kondensatorius yra C18 ir turi būti 500 mikrofaradų, kas yra 470 mikrofaradų pagal standartą. Pamatuokim ir pažiūrėkim. 524 mikrofaradai. Rezultatas puikus, kaip tokiam seneliukui. Dar vienas senukas C33. Pagal schemą jis yra 250 mikrofaradų, o įstatytas originalus 220 mikrofaradų. Na, o matuojant 231 mikrofaradas. Su jo talpa lyg viskas būtų ir gerai, tačiau jo ESR didoka.
Na ir paskutinis maitinimo bloko kondensatorius C17 2000 mikrofaradų. Nors ir sudėtinga jį pasiekti, privalome atlikti matavimus. Net 2572 mikrofaradai. Nuostabu. Atjungiame įrangą ir įlituojame kondensatorių kojeles atgal į plokštę. Tačiau dėmesio, korpusas čia yra pliusas, o ne minusas, kaip daugumos magnetofonų. Nesumaišykit. Na, o dabar artėjant baisiausiam pirmajam įjungimui į tinklą, patikrinkime, kokia varža yra tinklo šakutėje. Valio, 28 ohmai. Taigi uždedame galvučių bloką, kad stiprintuvai neužfonuotų ir pasiruošiam baisiausiam scenarijui. Juk mes nežinom, kada paskutinį kartą magnetofonas buvo įjungtas. Nors ir baisu, tačiau... Opa! Variklis pasileido ir dūmas neužrūko. Dabar niekur nekiškim nagų, magnetofonas po įtampą. Dabar truputį palauksime, kol apšils variklis ir komponentai. Na, o tuo tarpu išsivalykime juostos traukimo mechanizmą. Tiek pinčrolerį, tiek smagratį valyti daug patogiau tada, kada jie sukasi. Paguldę magnetofoną horizontaliai galime sutepti ir smagračio įvorę. Na, manau, kad užteks. Mūsų karalius pavargo, o be to jis dar visai nevalytas. Taigi šveičiam spiritų juostos nukreipėjus, įtempėjus, sinchronizacinę galvutę, trynimo galvutę, juostos stabilizatorių, įrašymo galvutę, atkūrimo galvutę, paskui dešinės pusės nukreipėją ir įtempėją. Ir štai pagaliau paaiškėjo, kad galvutės turi dylimo kompensatorius, todėl ir yra vis dar kaip naujos ir gali tarnauti dar 50 metų. Dabar palyginkime situaciją po valymo ir prieš valymą. Po valymo, prieš valymą, po valymo. Kai viskas taip švaru, belieka išmagnetinti galvutes ir juostos traukimo mechanizmą. Kaip visą tai atlikti teisingai, žiūrėkite video magnetofono galvutės restauraciją. Na, o pirmajam magnetofono garsui naudosime firmos Recording the Masters visiškai naują juostą, į kurią rašysime muziką iš kompaktinio disko. Visus garsus ir triukšmus tiesiog girdėsite kameroje integruotų mikrofonu. Tai bus natūraliau išgirsti visą triukšmą, kurį skleidžia magnetofonas. Įjungiame 19 greitį, spaudžiame Aufnahme mygtuką ir tuo pat metu pastato magnetofoną ant pauzės. Padidinam garsumą į garsiakalbius ir keliam įrašymo lygį, kol pradės judėti indikatorių rodyklės. Pradžiai įrašo lygį nustatykime iki -3 decibelų. Šaltinio selektoriumi klausysime tai signalo iš juostos, tai įeinančio signalo į magnetofoną. Mes pasiruošę, taigi pirmyn.
persijungėme į juostą. Girdite įėjimą? Ir vėl juosta. Stabdžiai stabdo puikiai. Dabar 9 greitis. Potenciometrai netraška, pašalinių garsų nesigirdi. Grįžtame prie 19 greičio. Patikriname tembrus. Juostos įtempimas puikus. Pauzė taip pat fiksuojasi puikiai. Argi nesakiau, tikras karališkas garsas. Net autostopas veikia puikiai. Tačiau truputį kliba pervyniojimo šliaužiklis. Gal nieko bais... O va ta! Kas čia buvo? Variklis sukasi, panašu, kad netekom stiprintuvo. Jungiam viską lauk ir nuimame priekinį dangtį. Panašu, kad užtrumpino kažkur prie pervyniojimo rankenėlės. Iš karto nuėmęs dangtį pamačiau problemą. Taip pat labai gerai, kad mus apsaugojo 1,6 ampero saugiklis, kuris yra štai čia. Tačiau jis nėra 1,6 amperų, jis yra 2,5 amperų. Ir dabar jau žinau, kodėl buvo padidintas jo nominalas. Pervyniojimo svirtelė pastumta tiek į vieną, tiek į kitą pusę. Pastumė ir kontakterį, kuris įjungia elektromagnetą rankenėlės pozicijai užfiksuoti pervyniojimo metu. Tačiau kontakterio liežuvėliai matyti jau seniai trumpino liesdamiesi į paties magnetofono korpusą. 2,5 ampero saugiklis dar laikėsi, kol čia buvo tepalas kaip izoliatorius. Tačiau kai jis išdžiuvo, nukepė ir 2,5 ampero. Problemą išspręsiu atlaisvinęs kontakterio varžtelį ir konstrukciją pakelsiu į reikiamą aukštį. Štai ir viskas, belieka uždažyti, kad nuo vibracijų kontakteris nenusmuktų žemyn. Kadangi jau nuimtas viršutinis dangtis, sutepsime mechanizmą ir čia.
Štai ir viskas, daugiau čia niekas nebeužtrumpins. Belieka įstatyti naują 1,6 ampero saugiklį, taip kaip nurodo gamintojas. Dar pastebėjau oksidaciją ant galvučių bloko jungčių, kurias nuvalysiu 1000 šlifavimo popieriumi. Dabar apsivalome aplinką ir grąžinam galvutes į savo vietą. Na ir šiek tiek informacijos po surinkimo. Patikrinęs visas išėjimo įtampas, nusprendžiau, kad tai yra šiek tiek per daug, negu nurodo instrukcija. Todėl tinklo įtampos perjungiklį teko pastatyti ant 250 voltų. Tuomet visos įtampos susinormalizavo. O dabar iš arčiau pažvelkime į tobulai traukiamą juostą mechanizme. Magnetofonas išdirbęs 3 valandas jaučiasi puikiai. Tiesa, dešinysis paėmimo nukreipėjas dreba dėl to, kad jaučia vibraciją dėl išsigulėjusio perdavimo dirželio. Naujas dirželis užsakytas ir jau pakeliui. Na, o keitimo ceremoniją pamatysite 3 dalyje. $32 W iš tinklo yra tobulas taupimo rezultatas. Beliks tik pakeisti vibruojantį dirželį. O čia kaip gražiai kanalų selektoriumi galima valdyti ir indikatoriaus lemputes. Jūsų didenybė, ačiū, kad tiek džiaugsmo atnešėte ir į mūsų namus. O aš su jumis jau atsisveikinu ir iki kitos savaitės. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki.